virškinimo problemos, nusilpusi ar įsiderinusi imuninė sistema, užterštas organizmas ne tik toksinais, bet ir sunkiaisiais metalais, energijos stygius, ląstelių apsauga nuo oksidacinio streso ir dar daug visokių kitų dalykų, ką mes patiriam arba jaučiam kiekvieną dieną. Labą dieną, čia Rasuolė, žiūrėkite filmuką iki galo ir jūs pamatysite, kaip galima padėti savo organizmui nuo šių negalavimų. Black MP Boosteris. Šis unikalus produktas, kuriame yra OSDA sertifikuotų organinių probiotikų su 13 sruogų fermentais praturtintų substratų, gali padėti spręsti įvairias sveikatos problemas. Kartu su farmacinio laipsnio fulvo ir humino rūgštimis sukuriamas šarminis vanduo, kurio idealus pH yra 10+, tačiau jis vis dar yra 100% natūralus. Šis gaminys yra 100% pagamintas JAV, todėl mes galime jums pasiūlyti geriausios kokybės koncentratą rinkoje. Šis produktas buvo išbandytas ir rekomenduotas gydytojo bei sertifikuotas daugelį metų. Sveikatos problemos, kurias gali padėti spręsti šis produktas. Pirma, virškinimo problemos. Probiotikai padeda palaikyti sveiką žarnyno mikrobiomą, gerindami virškinimą ir mažindami diskomfortą. Antra, imuninės sistemos stiprinimas. Probiotikai ir fulvo rūgštys gali padėti stiprinti imuninę sistemą, didinant organizmo atsparumą ligoms. Trečia, detoksikacija. Fulvo ir gumino rūgštys padeda pašalinti toksinus ir sunkiuosius metalus iš organizmo, gerindamos bendrą sveikatą. Ketvirta, energijos lygio didinimas. Šarminis vanduo su elektrolitais ir mikroelementais gali padidinti energijos lygį ir pagerinti bendrą savijautą. Penkta, antioksidacinė apsauga. Humino rūgštis veikia kaip antioksidantas, apsaugodama ląsteles nuo oksidacinio streso. Šiame gaminyje yra OSDA sertifikuotų organinių probiotikų su 13 sruogų fermentais praturtintų substratų. Kartu su farmacinio laipsnio fulvo ir gumino rūgštimis sukuriamas šarminis vanduo, kurio idealus pH yra 10+, tačiau jis vis dar yra 100% natūralus. Mūsų gaminyje yra ne tik 77 ir daugiau mikroelementų, į kuriuos įpilta elektrolitų, nėra pridėta jokių konservantų ar dirbtinių dažiklių. Jis be saldiklių. OSDA sertifikuotuose organiniuose SBO probiotikuose yra 13 fermentais praturtinto substrato štamų. Black MP praturtintas 77 mikroelementais, sumaišytas su farmacinėmis humino ir fulvo rūgštimis, kuriame yra vitaminų ir elektrolitų 100% natūralus, be GMO, be glitimo, be pieno, tinka veganams. Be to, Black MP produkte yra visa gama B grupės vitaminų. B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, vitamino C ir cinko. Tai kiek visko aš daug jums išvardinau, visos tos naudingos medžiagos yra sutalpintos šitam vienam buteliuke. Tik keletas lašų per dieną padeda mums jaustis daug geriau, energingiau. Be to, receptūra yra sudėliota taip, kad kiekvienas ingredientas veikia sinergiškai, kai vitaminai, mineralai ar aminorūgštys, antioksidantai patenka į mūsų organizmą ir pradeda vykti įvairios cheminės reakcijos, tos medžiagos, kurias mūsų organizmas gauna su tais keliais lašais, Black MP produkto cheminių reakcijų metu pastiprina viena kitos veikimą. Ir kur mes galim nusipirkti tokį didelį kiekį mums naudingų medžiagų, kurios sutelpa į vieną mažą buteliuką, Nelolife klube. Jūs galite tapti Nelolife klubo nariu ir ne tik pirkti įvairius sveikatai naudingus produktus su labai didelė nuolaida, bet ir naudotis kitomis klubo privilegijomis. Tačiau, jeigu jūs nenorite tapti klubo nariu, nenorite prisijungti prie klubo, jūs paprasčiausiai galite būti
pirkėjas ir įvairiausius produktus skirtus sveikatai, grožiui pirkti su tokia pačia didelė nuolaida, kaip ir Nelolife klubo nariai. Ir, kad sakau tiesą, kad galite nusipirkti su labai didelė nuolaida produktą, tapdami klubo nariais arba būdami tiesiog pirkėjais, štai aš jums rodau. Paprastai Black MP imuniteto boosterio kaina pas gamintoją yra 58 svarai eurais, įsiverskit, o Nelolife parduotuvėje kaip klientas arba klubo narys jūs galite jį nusipirkti už 24 svarus. Štai ir viskas apie Black MP boosterį imunitetui. Norite pasižiūrėti, ką daugiau galima nusipirkti Nelolife parduotuvėje? Ieškokite nuorodos filmuko aprašyme arba komentaruose. Smagaus jums švenčių laukimo ir iki greito susitikimo kitame filmuke.